Dideli skaičiai bendrai, nes apie trečdalis visų žmonių turi venų varikozę. Pasižiūri ir sakai, ponia, jums jau visgi be procedūros tikriausiai sunkiai. 95% atvejų viskas ok. Kas iš vis tas lazerinė terapija, kas ten vyksta tos operacijos metu? Nėra taip, kad reikia ekstra skubiai operuoti venus. Nėra tokių atvejų. Sveiki, šiandien laidoje kabinete pas gydytoją kalbėsime labai aktualią temą. Iš pradžių galvojau, sakysiu, moterims aktualią, bet tikriausiai ne tik moterims, toj sužinosim iš gydytojo visą šitą informaciją. Tai tema yra venų varikozė. Labiau kalbėsime kojų venų varikozė. Tai pas mane kartu kabinete sėdi kraujagyslių chirurgas Arminas Kribūnas. Labas. Aš kažkaip taip ir susivėriau tave pristatant, žadėjau sakyti angiochirurgas, kraujagyslių chirurgas, tai lietuviškai reikėtų kraujagyslių chirurgas sakyti. Labai teisingai kraujagyslių chirurgas. Pasitaisiau laiku, dar kad negaučiau čia baudos taškų už lietuvių kalbos nenaudojimą, bet tikriausiai būtų visi supratę. Iš tiesų, nuo seno tai angiochirurgai, bet tas lietuviškas toks pavadinimas ir dabar jau kraujagyslių chirurgija, rezidentūra kraujagyslių chirurgijos, specialybė irgi kraujagyslių chirurgas. Ar pristatant temą, kai sakiau, kad moterim aktualia tema, tai čia suklaidinau, ar visgi yra tas toks dalykas, kad moteris labiau kenčia nuo kojų venų varikozės? Jeigu žiūrėt populiaciją, tai epidemiologiškai iš tiesų moterim yra dažniau. Bendrai, iš tiesų dideli skaičiai bendrai, nes apie trečdalis visų žmonių turi venų varikozę. Vienokių ar kitokių simptomatikų, bet ją turi. Moterims iki 44%, tai yra daugiau negu vidurkis. Vyrai mažiau. Dar trumpai gal gali pristatyti, kas ta kojų venų varikozė, nes taip mes jau nuo termino iškart pradėjom, nepasakėm žmonėm, kad suprastų vaizdžiau, kai įsivaizduoja ir žinai, kas yra, lengviau suprasti, apie ką kalba eina. Tai venų varikozė tai yra venų išsiplėtimas, paviršinių kojų venų išsiplėtimas. Taip paprastai sakant. Mes kaip tik prieš filmavimą dar pakalbėjom, kad ta venų varikozė pagrindė ir būna apatinėse galūnėse ir dar tu buvai minėjęs retesnį atvejį, lyg dubens būna venų išsiplėtimas, kad toks taip yra. Dubens venų varikozė irgi, arba dubens pilnumo sindromas dar kitaip. Taip jis pasitaiko rečiau, bet dabar vis dažniau aptinkam, nes daug visokių papildomų geresnių ištyrimo galimybių atsirado. Kompiuterinės tomografijos, angiografijos labiau prieinamos, magnetiniai rezonansai labiau prieinami ir žmonės visai dėl kitų dalykų tirdamėsi, arba tirdamėsi dėl neaiškių skausmų, diskomforto dubenį, būtent randa tokius pakitimus, kur jau atsiranda, kad mūsų žinioje paskui. Priežastis, jau kaip ir vieną mes padiskutavom, kad būti moterim jau yra rizikos veiksnys turėti kojų venų varikozę, bet tikriausiai yra ir kitų, tarkim, ten amžius, kažkoks gyvenimo būdo dalykai, tai jau čia tu mums pavardink ir paanalizuokim, kodėl. Pagrindinis dalykas venų varikozė atsirast yra genetika. Jeigu turim polinkį tai, turim giminaičius artimus, kurie turi venų varikozę, tai mes jau turim tą padidintą riziką. Bet vieno veiksnio dažniausiai neužtenka. Moteriška lytis taip prisideda prie to, nėštumas taip prisideda prie to, darbas, stovimas, sėdimas darbas, tai yra statika, kai nedirba raumenys, irgi prisideda prie to. Tai galbūt tokie pagrindiniai, taip su amžiumi irgi ta venų ligos progresavimas jis dažnėja. Bet tai būtų tikriausiai pagrindiniai tokie faktoriai, kas skatina venas plėstis, tas paviršinės venas. Tikriausiai moteris gal dažniausiai ir pastebi tą dalyką per nėštumą, kaip tu paminėjai, kad gauna tą turbūt spaudimą į dubens venas, nuo tos gimdos didumo, galima sakyti, kad spaudžia dubens venas ir tikriausiai dėl to ryškėja ta problema per patį. Tikrai taip, nes jeigu taip apie tą patologinę fiziologiją kalbant, tai kur yra bėda, kad pradeda plėstis paviršinės venos. Tai kai genetiškai yra silpnesnės venų sienelės ir venose esantis vožtuvai, jie tampa nesandarūs. Vožtuvai užtikrina kraujo tekėjimą viena kryptim, tai yra kraujo grįžimą iš kojų link širdies. Kai atsiranda vožtuvų nesandarumas, daugiau to veninio kraujo, ypač kai stovim, kai sėdim, susikaupia kojose ir venos pradeda plėstis. Tai kaip tu sakai, nėštumas tai absoliutiškai yra ne jokia liga, bet tiesiog natūraliai padidėjęs spaudimas pilve, kas apsunkina dar labiau tą nutekėjimą ir paprogresuoja žymiai greičiau. Plius hormoninis fonas iš tiesų prisėda irgi, kas skatina labiau plėstis tas venas.
Dar galbūt nepaminėjom, tarkim, nutukimas, irgi pašnekėsiu apie tą intraabdominalinį, tą pilvo tokį slėgį, kaip nėštumas, tai tokia mintis gimė, kad gal nutukimas irgi turi, ar nelabai? Jo, viršsvoris nutukimas turi įtakos, bet toks šiek tiek yra ir kita medalio pusė. Stambesniems žmonėms, jeigu kalbam apie estetinį vaizdą, apie tą matymąsi tų venų, mažiau matosi. Tiesiog turim daugiau pavadžio, daugiau to riebalinio sluoksnio ir mažiau matosi tų venų. Vizualiai tiesiog mažiau matosi. Ar susidūrus su kojų venų varikoze, tai yra labiau estetinis dalykas, kad tiesiog nepatinka, negražu, ar yra ir kažkokių kitų simptomų? Tikriausiai reiktų sakyti, kad viskas prasideda nuo estetikos, o paskui atsiranda simptomatika, bet labai labai individualiai yra. Kartais mes turim tą lėtinę venų ligą, tai yra vožtuvų nesandarumą venose, bet neturim vaizdo, tai yra neturim išsiplėtusių tų venų vizualiai matomų. Tačiau žmogus gali jausti tinimą, sunkumą, pilnumo jausmą, ypač antroji dienos pusėje. Niežulys gali būti, mėšlungiai naktimis raumenų. Tai yra simptomai būtent lėtinės tas venų ligos, venų varikozės. Ir taip, ta simptomatika, kaip ir sakiau, ji labai individualiai ir vieniem ryškesnė, kitiem netokia ryški gali būti, bet dažniausiai tai nėra vien estetinis dalykas. Taip, šiuolaikiniam pasauly ta estetika kartais ir be tokios ryškesnės simptomatikos taip yra, bet prastai žmogus, jeigu ir ateina tik dėl vaizdo, jeigu tu jį pradedi taip klausinėti nuosekliai, dažniausiai atsiranda kažkoks simptomas, kurio gal pats net nesugalvojo, kad tai gali būti susijęs su venu. Gal ignoravo, galvojo, kad, gal praeis, gal nereikšminga, gal daugiau pasportavau šią savaitę, gal daugiau pasėdėjau, randi priežasčių. Ir kaip tu sakei, kad moteris labiau pastebi tą, tai iš tiesų moteris labiau savį pastebi, bet ir vyrus dažniau atsiunčia, nes dažnai sako, kas, savo žmona liepia ateiti. Pasirėjo, kad vienas irgi negražu ir pas vyrą pasidarė, ne tik pas save. Ar kokių gali, tarkim, būti dėl šitos ligos tokių medicininių kaip komplikacijų, kad sakyt, kad ta liga, nėra tik estetika, bet jinai galbūt ir pavojinga? Tas pavojingumas tai toksai, jeigu taip atvirai, tai tokį mitą galbūt norėčiau sugriauti, kad daug kas įsivaizduoja, jeigu išsiplėtusios venos viskas, trombozė, lygų trombozė. Absoliutiškai taip nėra. Taip, venų varikozė padidina trombozės riziką, bet tai visiškai nėra lygybės ženklas tarp jų. Bet kai yra venų varikozė ir jau simptomatika, tai jau vadinasi, tos venos yra ligotos ir jos duoda iš savęs žinoti iš blogosios pusės. Tai jau vadinasi yra klinikinės indikacijos gydymui, ne? Natūraliai liga irgi progresuoja ir įrodyta, kad iš tiesų ten per dešimtmetį ten trečdalių žmonių paprogresuoja, tai yra pasidaro rimtesni tie simptomai. Kas taip natūraliai vyksta? Tai tiesiog, jeigu negydoma niekaip, tai atsiranda paskui pokyčiai odoj, poodį. Būtent dėl to veninio susistovėjimo, veninės hipertenzijos kojose induruojasi poodys, tai yra sukietėja poodys, atsiranda odos pasikeitimai, hiperpigmentacija, parudavimai. Galiausiai, jeigu visiškai taip labai užleistoj stadijoje, bet čia tikrai labai užleistoj ir per metus, per 2 tai neįvyks, gali pradėti formuotis trofinės opos. Tai jau yra ženklas, kad būtent dėl to kraujotakos sutrikimo, dėl tos veninės stazės, odos mityba sutrinka. Jeigu žmogus dar neužleistų atveju kreipėsi, kai tiesiog kai pastebėjo, kad dar neužleido, kažkoks ištyrimas yra taikomas ir užtenka tiesiog žvilgtenti, bet tu lygtais minėjai, kad ultragarsu žiūrima, taip? Vaizdo dažniausiai užtenka tiesiog pamatyti, pakalbėti su žmogumi ir pamatyti tą vaizdą. Bet tą situaciją sužinot, kame yra problema, nes yra ne tik paviršinės venos, yra ir kitos bėdos gali būti. Arterinė patologija, giliųjų venų patologija. Bet visą tai patvirtint, atmest dvigubos skenavimo tyrimas. Tai yra echoskopas, pilnai visiškai užtenka. Jeigu kalbam apie kojas, tai pilnai užtenka. Apie dubenį, nuoširdžiai pasakysiu, taip, echoskopų galima pasižiūrėti, bet dažnai negausi to pilno vaizdo. Tai jeigu jau yra įtarimas, tai kompiuterinė tomografija arba magnetinis rezonansas. Bet jeigu žmogus kreipiasi, kaip sakyti, dėl kojų, ne dėl dubens problemų, tai tikėtina, kad per vieną konsultaciją jam pavyks gauti tą diagnozę, nes echoskopiją tu gali iš karto padaryti, tai ir diagnozę jūs turėsite, jeigu tai yra tavo problema. Ne tavo problema, tai tavo specialybės problema. Čia taip norisi. Tai jau tampa ir mano problema tada.
Ir jeigu, tarkim, ta problema nėra labai didelė, nu, estetiškai kaip ir tai, bet dar kažkokios didelės funkcijos sutrikimo labai tenais kaip ir, nu, nėra, kad ten kaip, va, tai kaip šnekit, buvai pavarnės iki didelių problemų nueinama, ar žmogus dar gali kažkokių gauti konservatyvių priemonių, kad neskubėti per procedūrų, bet parekomenduoti, ką jis gali dar daryti be operacinio gydymo? Tai operacija tai yra jau, sakykime, toks, nu, tikriausiai kraštutinių galima pasakyti gydymo būdas. Manęs labai dažnai klausia pacientai, ar aš galiu gyventi dar su tokiom venom. Tai su išsiplėtusiam paviršiniam venom, ar tai yra su simptomais, ar be simptomų, žmonės tikrai gali gyventi. Taip, jeigu tai jau yra užleistos stadijos ir trofinės opos, kur kitaip nepavyksta išgydyti, tai čia jau kitas klausimas. Bet daugeliu atveju, tai žmonės tikrai gali su tom paviršiniam venom gyventi, bet jas reikia kontroliuoti. Pagrindinė profilaktikos priemonė - pristabdyti progresavimą, sumažinti simptomus, bet sakau, sumažinti ir pristabdyti tai yra 100% nepasieksi, tai yra kompresinės kojinės. Daug visokių, aišku, yra ir pačiai gal tekę girdėti, kad ten, nu, ar tikrai reikia, ar tikrai jos veikia, nu, bet mokslas tai įrodęs, kad veikia ir pristabdo tą progresavimą. Kompresinės kojinės jos ką daro, spaudžia iš išorės kažkaip? Kompresinės kojinės mechaniškai spaudžia iš išorės ir kas atsitinka, tiesiog mes nebeturim tada to veninios kraujo susikaupimo, tai yra susitelkimo, nes tiesiog mechaniškai apspaudžiama, išvaromas tas kraujas. Tai kai nebeturim tos veninės hipertenzijos, to veninio kraujo susikaupimo, mes nebeturim simptomų, nu arba jie ženkliai sumažėja ir tai pristabdo ir pačios ligos progresavimą. Tai va, tai kompresinės kojinės yra vienas iš tokių konservatyvaus gydymo. Dar prie kompresinių kojinių nepabėgant, bet jų būna ten jau, nu, įvairiausių, ten iki kelių, iki aukštų labai, ten kur virš kelių. Tai čia parenkam individualiai ar yra kažkokia bendra rekomendacija, kad taip pat pats žmogus nueitų? Ne, pats iš tiesų nenusipirks. Pats žmogus, ką gali nusipirkti, tai profilaktinės. Bet jau tas vadinamas gydomasias, nors tai irgi yra tik profilaktika, tai jau pagal mūsų receptą, pagal mūsų tokias rekomendacijas. Dabar, kai tu klausi dėl ilgio, tai labai priklauso nuo patologijos, kur yra patologija, kur yra ta, nu, ta liga, iki kurios, nu, kurią vietą reikia saugoti ir gydyti. Tai jeigu patologija tik blauzdo yra, tai užtenka iki kelių. Jeigu tai yra ir šlaunytoj pagrindiniai venai, tai tada jau reikalinga iki viršaus, tai yra iki kirkšnies arba pėdkelnės priklausomai. O žmonėms tai reikia dėvėti tiesiog kiekvieną dieną pastoviai, ar tai žinai, kad šiandien ilgiau stovėsi, tarkim, žmogus, nu, vat, operaciniai dirba, reikės ilgai stovėti, dirba kasoje, reikės prie kasos ilgai stovėti ir tik tada dėtis. Nu, čia irgi truputį individualiai pasižiūrime tą dalyką, nes šiaip, jeigu taip banaliai žiūrint, formaliai žiūrint, tai žmogus ryte nenuleidęs kojų turi užsimautą kompresinę kojinę, jeigu jau yra liga nustatyta, ypač su simptomais, ir vakare nusimauti. Bet, nu, pažiūrėkime, tai ryte, jeigu mėgsta žmogus eiti dušą, nu, neversi žmogaus keisti gyvenimo būdo vien dėl to, kad jis kompresinę kojinę nešiotų. Kitas, jeigu tai yra su labai mažai simptomų ar visiškai besimptomiai atvejai ir žmogus namie, tai pasėdi, tai gamina maistą, tai televizorių pažiūri, tai paguli, nu irgi, nu, neversi jo būti su ta kompresinė kojinė. Tai va, tai ta kompresija irgi įvairaus laipsnio dar yra. Šiaip mes rekomenduojam antros kompresinės klasės, tai yra pagal suspaudimo stiprumą. Kas yra matuojama ties čiurna, tas stiprumas, kiek smarkiai spaudžia ir kaip alternatyva kompresiniai kojiniai yra elastinis bintas. Bet elastinis bintas, nu, mes visi save taip čia natūraliai išsivystytas, kad linkę pasaugoti esam. Tai taip tikrai nesusibintuosime elastiniu bintu, ką padarytų kompresinė kojinė. Taip tolygiai, ne? Jo, nes nu, tas spaudimas jis tikrai smarkus. Nu, kaip aš sakau, ta kojinė, nu, ji tikrai nebus patogi. Žmogus pagaili savęs dažniausiai, ne? Kai reikia pačiam apsibintuoti. Tai pasibintuoti tikrai pagaili. Tikrai pagaili. Bet irgi prie to dalyko taip individualiai prieinam, nes vyresni žmonės, sąnarių patologiją turintis, silpnos rankos, vieni gyvenantis, nu taip žiūrint, jie tos stipriai spaudžiančios kojinės, nu jie fiziškai nu tiesiog fiziškai jėgų nėra, nes nu yra ten ką veikti. Jeigu nėra tekę, tai jeigu kada nelinkiu, bet jeigu tektų, tai tikrai
pagalbos dažnai iš šalies prireikia. Tai. O dar be kompresinių kojinių yra kažkas dar papildoma konservatyvaus gydymo plane? Yra tie vadinami venotonikai. Tai yra venų tonusą veikiantis, negaliu sakyti vaistai, tai yra labiau papildai. Begalė jų visokių ten iš flavonoidai, apelsinų žievelės, ekstraktai, jų labai daug visokių. Ir nuomonės apie juos labai įvairios. Bet iš tiesų, jeigu žiūrėt į mokslą, tai mokslas įrodęs, kad taip jie šiek tiek padeda. Ką jie pagerina? Jie pagerina veninio kraujo cirkuliaciją, pagerina venų tonusą, pagerina limfos apykaitą. Tai jie prisideda, bet tikrai ne visiems. Bet įrodyta, kad geriau negu placebas. Tai va. Kad blogiau neturėtų būti, geriau galbūt, tai kaip ir kodėl nepabandyti. Jo, tai tik nereikia nuolatos, kaip aš sakau, su pertraukom, bet jeigu bent kažkoks palengvėjimas jaučiasi, tai tikrai taip. O kada yra jau ta situacija, kai jau pasižiūri ir sakai, ponia, jums jau visgi be procedūros tikriausiai sunkiai? Tai visada procedūra, kaip ir yra medicininės, sakykime, indikacijos, kaip sakiau, ir yra tas dar ir paciento noras. Tai jeigu mes turim išsiplėtusias venas ir turim simptomus, ar tos lengvus simptomus, ten kaip tinimas, sunkumas, kurie rytais praeina, vakarais vėl atsiranda, tai aš visada rekomenduoju operaciją. Jeigu jau yra pakitimai kažkokie, kurie susiję su venų nepakankamumu, tai stipriau rekomenduoju tą operaciją, bet visada sakau, kai manęs paklausia, ar gali taip gyventi, tikrai žmonės gali. Venų ligos, nėra tokių atvejų, išskirtiniai gal atvejai, kai yra atrofinės opos, bet, nėra taip, kad reikia ekstra skubiai operuoti venas. Nėra tokių atvejų. Mhm. Ir pagrindinės, mes kaip dar spėjom prasibėgti mintis prieš filmavimą, tai pati, kaip pagrindinė procedūra ar operacija yra visgi lazerinė kojų venų varikozės gydyme, tai gal mes nuo jos ir pradėkim, paskui alternatyvas dar šiek tiek irgi apžvelgsim. Tai galbūt man toks norėtųsi, kad kaip ta procedūra atrodo, ar žmogui reikia kažkaip pasiruošti tai procedūrai, kas iš vis tas lazerinė terapija, kas ten vyksta tos operacijos metu. Tai aš gal pirmiausia, jeigu galiu, tai patį principą, ką mes turim padaryti su tom, nes paviršinės venas paprastai įsivaizduoti, tai yra toks kaip medis. Yra kamienas, tai yra pagrindinė vena, kur yra vožtuvai, ir yra visos šakos, kurios subėga į tą pagrindinį kamieną. Tai dėl ką mes matom dažniausiai, tai išsiplėtusias tas šakas. Bet priežastis tai yra būtent tas sergantis kamienas, ta pagrindinė vena. Tai esminis operacinio gydymo, ar tai būtų atvira, ar tai būtų lazeris, tai pašalinti priežastį. Kai mes atliekam lazerinę operaciją, mes tą kamieną, taip paprastai grubiai aiškinant, iš vidaus uždeginam. Duodam didelę temperatūrą, iš to vamzdelio lieka virželis, kuriuo kraujas nebebėga. Tai va, tai ar kažkoks reikalingas spec pasiruošimas operacijai? Tai ne, tiesiog turi būti sveikas nuo kitų lygų, tai yra nuo virusinių, kažkokių ūmių lygų, stabilios visos kitos gretutinės lygos, sakykime, vyresnio amžiaus žmonėms tas aktualu. Ir viskas, kraujo tyrimai savaitę 10 dienų iki, kad jie būtų visi normos ribose, ir jeigu pacientas stabilus, tai galim tai daryti. Ir iš tiesų dabar ir pats pasiskaičiau kaip tik vakar tas tokias naujausias, tai 22 rekomendacijos Europos kraujagyslių chirurgų. Tai būtent ir rekomenduojama labiau pereiti prie to gydymo ambulatoriniam sąlygom. Tai yra ne tai, kad pacientas gulasi į ligoninę ir ten dieną ar bent 2 dienas praleidžia. Ne. Atvyksta procedūrai, operacija, vietiniai neutroj, atsikelia, keliauja į namus. Taip sumažinama visų pooperacinių trombembolinių įvykių tikimybė. Tai yra trombų susidarimo tikimybė po operacijos. Tu pats paminėjai dėl nuskausminimo, tai sakė, atliekama vietiniai neutroje, ar gali būti atliekama, tarkim, kad žmonių sako, ne, aš nenoriu, man čia vietinės neutros, noriu pilno nuskausminimo, kad nieko nejausčiau. Yra dalis žmonių, kurie tikrai to pageidauja, ar tą galima atlikti vietiniai ir bendroje neutroje, tai tikrai galim. Ta vietinė neutra, ji bet kokiu atveju vis tiek reikalinga. Nes, kaip minėjau, lazeris jis duoda temperatūrą, aukštą temperatūrą. Tai tas vietinis suleidimas aplink tą veną, jis reikalingas ne vien tam, kad nuskausminti. Jis reikalingas ir tam, kad kai tu suleidi
skysčio aplinkui, ar ne, tai yra ne tik nuskausminimas, tai adrenalinas įeina natrio bikarbonatas, toks mišinys, tirpalas toksai, tai jis subliuškina tą veną, tai ją padaro mažesnį diametrą, reikia mažiau temperatūros, mažesnis poveikis aplinkiniams audiniams. Ir dar tas skystis jis atskiria nuo aplinkinių audinių irgi, kas irgi sumažina riziką tų pakenkimo, terminio pakenkimo aplinkinių audinių. O atsiprašau. Ne, tai ir ta bendra nejautra šalia to, ji gali būti, nes jis suteikia, iš tiesų suteikia daugiau komforto žmogui. Nes ką reiškia vietinis nuskausminimas, paprastai, kaip aš visiems sakau, įsivaizduojat, kaip dantis buvo užmarintas. Tai čia iš principo tas pats, tik vieta truputį kita. Ir kiekiai truputį kiti. Bet taip, įdūrimą, leidimą jaučia ir tas atplėšimas, sakykime, tų audinių, ypač kai mažiau yra riebalinės sluoksnės, tikrai kai kam kelia diskomfortą, nėra labai malonus dalykas. Tai va, tai tam tokiam, sakykime, ramesniam dalykui bendras nuskausminimas galimas ir tikrai jis kai kur atliekamas pagal rekomendacijas siūloma, jeigu įmanoma to išvengti. Kartais, kokios sąlygos, kai tu turi tai daryti, pacientų jautrumas vietiniam anestetikam. Ir pats turėjau atvejį, kai tu gali dėti visus kitus komponentus, bet tu negali vietinio anestetiko dėti. Tai yra to nuskausminamojo komponento. Tai tada reikalinga bendra nejautra, nes tai sukels nuskausminimą, bet aplinkui tas suleidimas skysčio vis tiek reikalingas yra. Po bendros nejautros, kas dar yra toks kaip ir minusas truputį, dažniausiai žmogus neiškart gali atsistoti ir eit. Nes būna, sakykime, toks bendras apsvaigimas, kartais retai, dabar ypatingai retai, bet pykinimas, negali iš karto gerti skysčių, negali valgyti. Ankstyva mobilizacija, tai atsistojimas ir ėjimas, skysčių vartojimas ir didelio kiekio iš karto, jis reikalingas po šitos operacijos, kaip sakiau, kad sumažinta trombozių rizika. O pati procedūra, kiek jinai trunka? Greita? Tai labai priklauso nuo pačios ligos, kiek mes turim tų venų, nes lazerio pats etapas, tai sakykime, gal 20 minučių. Bet tos operacijos antras etapas, tai yra tų išsiplėtusių šakučių pašalinimas, kas jau yra atliekama per mini įpjovimus, įdūrimus, ten 2-3 mm. Tai jis labai priklauso, kiek tų venučių bus. Šiaip tai operacija, dažniausiai 45 kokios minutės, valanda. Galima tos pačios procedūros metu tvarkyti kelias vietas? Apie tą pačią koją kalbant tikrai taip. Ar galima iš karto abi kojas? Irgi taip, bet aš dažniausiai nerekomenduoju to. Nerekomenduoju dėl to, kad tai yra dviguba trauma, vis tiek dvigubai ilgesnė operacija, kad tai yra ir minimali ta operacija, bet vis tiek tai yra operacija ir rizikos yra irgi didesnės. Tai bent mėnesio tarpu aš dažniausiai rekomenduoju padaryti. Taip, jeigu ten super nedidelė ta venų varikozė, ten labai nedaug, tai išsiplėtimų tų tai tikrai galima. Šiaip techniškai tikrai galima. Bet žiūrint iš to klinikinio požiūrio, iš tų visų pooperacinių komplikacijų dažnumo, tai nemanau, kad tai atsveria, kad ta nauda kažkokia, tai pacientui smagu, kad jis iškart susitvarko, bet ar tai yra tokia didelė nauda iš klinikinio, tai tikrai ne. Dažnai žmonės, man įdomu tas klausimas, galvojat, jeigu pašalini tą veną, vieną... Kurgi kraujas teka. Taip, tai kas bus toliau, tai man klausimą pats jau supratai, pagavai, dažnai glauni. Visada tas klausimas. Tai esminis dalykas yra tas, kad reikia suprasti, kad šita vena, kuri jau yra serganti, tai tas kraujas blogai teka, jis susilaiko, jis turėtų normaliai tekėti, vožtuvai praleistų vieną kryptim ir jis tekėtų. Jis to nebedaro, jis susilaiko. O venų mes turim labai labai daug. Tų paviršinių venų mes turim labai daug, turim ir giliasias venas, tai tas veninis kraujas jis randa kelius kaip nutekėti. Kaip ir upė, jeigu užtvenki, jis randa kelius kur kitur. Tai va čia tikriausiai, jeigu būtų kitas klausimas, aš net nebejoju, kad jis bus, ar liga atsinaujina, tai ir yra dėl ko šita liga atsinaujina. Tai yra, kad mes pacientai turi genetiškai nulemtą tą ligą ir tas pats kiekis, kuris tekėjo šitomis venomis, sergančiomis, jis teka kitomis venomis. Nebūtinai, bet ta rizika, kad atsinaujins ir išsiplės kitos venos, tai tikrai yra.
Organizmas protingas, jis randa būdą, kaip apeiti. Mes darom vieną dalyką, tai jis randa vis tiek kelią taip, kaip reikia. Taip, šitos ligos taip, kad iš esmės išgydyti, tai yra genetiškai nulemta liga. Taip mes galim pakeisti rizikos veiksnius, mes galim, sakykime, kompresinės kojines nešiuoti, ar ne, darbo metu, jeigu sėdim ar stovim, pertraukas daryti. Labai svarbu, kad judėtų blauzdų raumenis, čiurnos, kad judėtų. Tai mažina riziką kraujo užsistovėjimo ir ligos atsinaujinimo arba progresavimo ligos. Tai tokius dalykus žinodami mes galim daryti, bet genetikos mes dėja, bet bejėgiai prieš ją. O po pačios procedūros lazerinės žmogus turi kažkokio apribojimo, turi kuo greičiau keltis ir vaikščioti, judėti, bet yra, kad, tarkim, tas judėjimas yra saikingas judėjimas, nesportuok, nebėk ten, kad kažkokiu apribojimu turi visgi. 3 savaitės šiaip nerekomenduojam didesnio fizinio krūvio, ilgesnių kelionių, bet vaikščiojimas, normalus vaikščiojimas, nešlubavimas, bet kaip tik normaliai, kad dirbtų raumenis, jis galimas iš karto. Tai taip su sportais, truputį reikia atsidėti su ilgesniam kelionėm irgi, nes ilgas sėdėjimas jis gali padidinti riziką trombozių, nes tai yra vis tiek operacija venų, tu tą veną naikini, ją užaklini, ar ne, ir vyksta veninio kraujo persiskirstimas. Tai jeigu dar prisidės kažkokie kiti rizikos veiksniai, tai ta trombozių rizika jį padidėja. Bet, tarkim, tas pats kompresinių kojinių nešiojimas, paskui po operacijos jisai toliau reikalingas? Nepasakiau, 3 savaitės su kompresiniam kojiniam. Šiaip šitas klausimas tai yra jis toks labai atviras ir, pavyzdžiui, jeigu klaustum, ar mokslu tai pagrįsta, savaitę laiko pagrįsta, kad tikrai yra racijos po operacijos. Bet, kaip ir visi sako, tai yra labai individualus nuo chirurgo priklausantis veiksnys. Tai jeigu girdėsi, tai gali girdėti, kad rekomenduoja nuo savaitės iki pusės metų. Tarkim, vaistų nuo skausmo reikia dažnai po procedūros, kad ten reikia skausminga būna paskui? Labai individualiai, kai kuriems nereikia visiškai, tai galbūt priklauso nuo skausmo slenksčio. Kartais būna, kai yra būtent ta vieta, kur lazeriu gydyta ta vena, nes, kaip sakiau, kas vyksta, ta vena randėja. Iš to vamsdelio lieka virželis, tai randėja. Bet aplinkui tą procesą šiek tiek įsitraukia ir aplinkiniai audiniai. Tai kartais būna tempimo jausmas būtent pagal tą pagrindinę veną, kuri gydyta. Ir kartais iki pusmečio tas būna. Tai iki pusmečio nuskausminamųjų tikrai nereikia, bet pirma savaitė tokia, vis tiek tai yra operacija, tai yra pjūveliai, tai retai kam, bet kartais reikia. Antibakterinio gydymo kažkokia dažniausiai ne. Tai yra profilaktiškai operacijos metu. Tai atliekama antikoaguliantai, kraują skystinantis vaistai, nes šitas klausimas irgi dažnai būna po operacijos. Tai irgi yra individualus dalykas. Tai labai priklauso nuo žmogaus somatinės būklės, tai yra nuo kitų ligų, nuo tuo metu esančių galbūt kažkokių ligų. Ir nuo pačios operacijos apimties ir dydžio. Bet... Skysčių vartojimas... Įprastas. Tiesiog pirmos kelios dienos yra toks, kad truputį daugiau tų skysčių, nes daug skysčių jis irgi, taip veikia, sakykim, kraujo krešumą, kad šiek tiek, taip liaudiškai sakant, skystina tą kraują, nes praskiedžia jį. Tai būna, kad kartais patinsta šiek tiek koja pirmom dienom, todėl rekomenduoju šiek tiek pakeltą ją laikyti pirmom dienom, nes irgi būtent dėl to veninio kraujo persiskirstimo viskas. O grįžimas, tarkim, į darbą, reikia nedarbingume būti ir žmogus jau gerai jaučiasi, sakytų, vakar pasidariau, rytoj jau darbe sėdžiu. Yra keletas ir tokių, šiaip priklausomai labai nuo darbo pobūdžio. Tikrai labai priklauso nuo darbo pobūdžio, nes jeigu tai yra darbas, kai tu gali sėdėti, pavaikščioti, bet tu neturi kažkokio didelio fizinio krūvio, tai tu kitą dieną gali grįžti į darbą. Bet jeigu yra fizinis darbas, tai sakau, tada 3 savaitės būtų toks kaip ir rekomenduojama, kad tu negrįžtum į tą darbą. Nes kodėl? Dėl to, kad mes norim maksimalaus to rezultato gydydami, aklindami tas venas, šalindami, kad būtų, kuo mažiau ir ar kuo lėčiau atsinaujinti tą ligą. Tai dėl to tos rekomendacijos ir yra tokios. Tai tikriausiai mes tokias pagrindinės rekomendacijas po operacijos,
kaip ir paminėjom, ne? Kažkas yra tokio, Dar ko pamiršom. Vienas toks dalykas, dažnai būna ypač tos vietos, kur išsiplėtosios tas venos ir tu jas pašalinai jau tais smulkiais pjūveliais, būna mėlynės tose vietose, hematomos, kraujosruvos. Tai kai jau pradeda žmogus praustis, nes savaitę laiko, tų žaizdelių rekomenduojam nešlapinti dėl to, kad neprisimestų infekcija kokia. Tai kai žmogus pradeda praustis, su hepariniu tepalu vietiškai gali pasitepti, kad greičiau viskas tas praeitų, bet vien tik dėl to, kad greičiau viskas praeitų. O kaip rezultatai, tarkim, jau iš karto džiaugiasi, oi, kaip gražu, jau nebėra tų išryškėjusių tų venų? Priklausomai irgi, kiek buvo tų venų, būna iš tiesų iškart Dieve kaip gražu arba Dieve kaip baisu buvo iš pat pradžių, jūs neįsivaizduojat, mėlyna, geltona. Tai priklausomai, kiek būna tų venų, kiek tu jų pašalini ir kiek tų kraujosruvų visų susidaro. Bet tų pagrindinių mazgų, dėl ko žmogus ir ateina, dėl to vaizdo, kuris matosi tie mazgai, kurį jį erzina. Tai estetinis dalykas ir simptomai. Simptomus labai sunku pasakyti iš pat pradžių, nes nešioja žmogus kompresinę kojinę. Tai ta kompresinė kojinė taip ar taip tuos simptomus nuimtų. Bet tas vaizdas jis iš karto būna toksai, dažniausiai patenkinti žmonės būna. Dažniausiai. Bet klausimų užbėga už akių, pasikartoti saky gali. Ir tai dažnai būna, kad gana greitai ta problema sugrįžta. Ar... Labai, labai skirtingai. Yra kam negrįžta visai. Yra žmonių, kur, sakykime, per porą metų 3 procedūras operacijas turi. Aišku, tai priklauso nuo gyvenimo būdo, tai priklauso nuo to, kaip laikosi rekomendacijų, nes jeigu yra labai stiprus polinkis į tai, ir tu, sakykime, nesilaikysi rekomendacijų, kompresinių kojinių profilaktiškai nenešiosi, tai tas užburtas ratas jis labai suksis ir tikrai greit gali atsinaujinti. Ir lazerinę tą terapiją galima kartoti, ribotą kažkokį kiekį, ribotą kiekį? Ar... Lazerinė dažniausiai taip, nes lazeriu taip galima ir smulkias šakas dabar ten, skirtingi šviesolaidžiai yra, ta priemonė, su kuo mes atliekam tą operaciją. Bet paprastai tai yra pagrindinės venos yra gydomos to šviesolaidžio, su lazerinė ta terapija. Bet, kad ir atsinaujina liga, yra ir kitų gydymo būdų. Tie maži pjūveliai, vienas iš jų. Bet yra ir, sakykime, neoperacinis toks kaip procedūra, ta skleroterapija. Tai yra, skleroterapija tai yra, kai suleidžiama į venas medžiagų, reaktyvių medžiagų, kurios sukelia uždegimą venų. Ir tos venos, kurios buvo išsiplėtusios, jos subliūkšta. Tai yra, jų nebelieka. Sukeliamas uždegimas, taip iš pradžių paraudimas netgi gali būti tokia kaip uždegimo požymiai, bet paskui tos venos subliūkšta ir jų nebelieka. Skleroterapija gali būti ir tai pagrindiniai venai taikoma, bet tai nėra, visam pasaulyje tai nėra kaip pirmo pasirinkimo. Jeigu jau yra kažkokios kitos priežastys, dėl ko tu negali tos lazerinės terapijos atlikti. Tai dabar jau perėjom prie to alternatyvaus gydymo, kur žadėjom aptarti, tai tu jau kaip ir dar noriu tik užtikrinti klausytojams, kad ta skleroterapija, jinai toks labiau kaip jau po lazerinės terapijos, jau kažką ekstra dar reikia padaryti ir labai retai, kada eina kaip pagrindinis gydymas, kad nuo jos pradedama, ne? Jeigu turim normalią tokią kaip klasikinę venų varikozę, tai tikrai taip, skleroterapija dažniausiai eina toks jau kaip antrinis dalykas, kas lieka po pirmos operacijos, kas netenkina estetiškai, tas gali būti naikinama. Bet būna atveju, kai išsiplečia smulkios venos, nors pagrindinės venos yra visiškai sveikos, tai yra nėra vožtuvų nesandarumo juose, nėra tos ligos ir tai reikia gydyti tas smulkesias venas. Tai tokiais atvejais ta skleroterapija yra taikoma, plus tos visos išsiplėtę kapiliarai, tos voratinklinės venos, visos smulkutės, jos irgi gali būti gydomos skleroterapija. Naikinamos. Taip, tai yra estetinis dalykas, dažniausiai tai yra estetinis dalykas, bet jis gali būti naikinamas skleroterapija. Šita procedūra nėra skausminga, jei jau kažkokio reikia irgi vietinio nuskausminimo, ar čia jau paprastai? Jokio nuskausminimo kaip ir nėra, tai yra su labai smulkia adata. Iš tiesų kaip odo įgėlimas jaučiasi, bet pati ta medžiaga yra aktyvi, tokia reaktyvi iš tiesų ir sukelia uždegimą. Tai kartais tos medžiagos suleidimas, jis duoda tokį dilgčiojimą, niežulį, skausmą,
jau leidimo metu. Tai, bet irgi labai individualiai, tikrai galiu pasakyti taip, kad 95% atveju viskas ok, bet vieną procedūrą tiesiog prisimenu turėjau nutraukti, nes labai skaudėjo. Bet tai labiau išimtis negu taisyklė. O kaip laikotarpis jau po šitos procedūros? Yra kažkokių irgi apribojimų tokių didesnių kaip po lazerinės, kad ten negalima aktyviai sportuoti kažkiek laiko, kad kompresinės kojinės reikia nešioti, tas pats? Kompresinės kojinės jo, iki savaitės laiko irgi rekomenduojama, nes irgi, kad neatsinaujintų. Nes skleroterapija yra toksai estetinis dalykas, bet kaip mes sakom ir kaip literatūra sako, kad jeigu tu jau pasieki 50% to, ką norėjai pasiekti, tai yra 100% tai, kad visiškai nelieka, 50% jeigu procentų pasieki, tai yra jau geras rezultatas. Jeigu 80%, kas retai būna pasieki, tai čia yra iš vis wow. Tai yra, iškart turiu pasakyti, kad nebus taip, kad visiškai nieko nesimatys. Ir dažnai vienos procedūros neužtenka. Tai atsakant į tavo klausimą, tai va būtent ta kompresija savaitį laiko ir reikalinga, kad tas rezultatas būtų pasiektas maks. Kada kartot galima? Taip rekomenduojama bent po 6 savaičių pasižiūrėti, koks tas gavosi rezultatas ir tada, jeigu reikia, kažkur papildomai kartot. O dar vienas būdas? Atviroji chirurgija. Liko ta klasikinė. Ta klasikinė atviroji. Čia anksčiau gal buvo iki lazinės terapijos, buvo pagrindinė kažkada taip, ir paskui lazeris tą pakeitė ją po truputį, step by step. Pasauliu kalbant, tai seniai tai buvo kaip pagrindinė. Lietuvoje tai visai neseniai dar buvo kaip pagrindinė, nes visos valstybinės įstaigos jos ilgą laiką neturėjo jokių lazerių. Tai buvo vienintelis būdas, jeigu valstybinėje įstaigoje, tai tik tai daryta, tik tai atvira. Tai atvira chirurgija, negaliu sakyti, kad jos visiškai nebeliko. Tai kaip minėjau, sakykime, jeigu yra smulkios pasikartoja liga ir nebeturi galimybės operuoti lazeriu, tai yra būdas, kaip naikinti tą ligą, būtent tas chirurginis, tas atviras būdas, pjūveliais pašalinti tas išsiplėtusias venas ir labiausiai priežastį, dėl ko išsiplečia, dėl ko atsinaujina, iš kurios tas venos, kuri ta vena yra kaltininkė, kuri sąlygojo, kad visos kitos išsiplėtė. Tai būtent pjūveliais tai padaryti. Bet tai yra sudėtingesnė, skausmingesnė procedūra, su nejautra daroma? Labai įvairiai, galima ir vietiškai padaryti. Nes irgi, jeigu viskas sėkmingai, jeigu operacija sėkmingai, lygiai taip pat žmogus iškart gali atsistoti ir vaikščioti. Lygiai taip pat. Tai galioja tas pats. Jeigu mes turėsim bendrą nejautrą, dažniausiai iš karto negalės vaikščioti. Anksčiau būdavo labai populiarios tos finalinės nejautros, tai yra į stuburą, kur nejautros daromos, kur žmogus 5-6 valandas turi gulėti, nes nejaučia kojų. Tai šitas iš vis nebėra rekomenduojama. Tai taip, jeigu reikalingi didesni pjūveliai ar ta venų varikozė labiau išreikšta, tai bendra nejautra ji prisideda prie komforto pacientui. Bet šitas gyjimas, šito būdo jis yra sunkesnis, kad po procedūros žmogui labiau skauda, ar turi daugiau apribojimų? Iš principo ne. Panašiai labai. Viskas labai panašiai, taip kai kurie pjūveliai šiek tiek didesni būna. Čia žinai, galite žmonės klausti, o tai kodėl tada lazeris išstūmė šitą būdą? Tarkim, kodėl lazeris yra geriau negu atvira chirurgija? Vis tiek mažiau invazyvus yra dalykas. Visa medicina eina link mažiau invazyvaus. Taip, nes jeigu, sakykime, tą normalią chirurgiją atvirą vietoj lazerinės daryti chirurgijos, tai tu tą priežastį, tą veną, kurią lazeriu uždeginam, tu ją turi pašalinti. Taip grubiai skamba, bet tu ją turi išrauti į tą veną. Reikalingi 2 pjūveliai ir tu tą veną, ten specialus toks aparatas yra, tu ją pašalini, ištrauki. Žymiai daugiau hematomų, kraujosruvų, tai yra, melinių. Skausmas, negaliu sakyti, kad jis galbūt didesnis, net ir kartais literatūra sako, kad net po lazerio tas liekamasis toks skausmas galbūt didesnis, bet tas estetinis vaizdas po operacijos tų kraujosruvų prasme, tai tikrai yra, negražiau, čia man asmeniškai gal negražiau po tų atvirų yra, bet dabar šiais laikais tai, ir sakau, ne tai, kad
čia Lietuvoje, čia, pasaulinės rekomendacijos yra būtent taikyti tą endovaskulinį, tai yra tą minimaliai invazyvų. Tai mes tik apie lazerį pašnekėjom, yra ir kitų būdų, kur, sakykime, galima irgi to endovaskulinį daryti minimaliai invazyviu, bet jie gerokai brangesni, turi savų pliusų, savų minusų. Lietuvoje nelabai prigijo, bet ir pasaulyje nelabai prigijo, jeigu taip nuoširdžiai. Tai ta lazerinė flebektomija, lazerinė operacija tokia kaip numeris 1 visam pasaulyje. Dabar dar galvojant, tarkim, jeigu žmogus neturi problemos to tokios, kaip, kad reikėtų apskritai kažką gydyti, operuoti, ar reikėtų jau susirūpinti profilaktiniam priemonėm iš anksto, kad nebūtų, tarkim, žinai, kad mamai buvo, bet tu problemos neturi, bet jau nešiosiu kompresinės kojines, kad man taip nebūtų, kaip mamai buvo. Kai manęs paklausė, ar reikia kas kažkiek laiko ateit pasitikrinti, nors nėra jokios problemos, tai aš sakau, kol neatsiras, ar nebus simptomų, ar nebus vaizdo, visiškai nereikia. Aš nežinau, kas man padėkotų, jeigu aš jiems užmaučiau tas kompresinės kojines. Jeigu jie visiškai sveiki. Tai tikrai nereikia. Ir su venų liga, ir po venų gydymo, po operacijų, irgi žmonės, jie klausia, kaip aš gyvensiu. Tai kaip gyvena įprastą gyvenimą, taip ir tegul gyvena toliau. Tai yra problema, kuri sutvarkoma, kai kuriem gal tik tam kartui sutvarkoma ir po kelių metų reikės vėl tvarkyti, bet tai ką padarysi? Yra sėkmingesnių, yra nesėkmingesnių tų žmonių. Bet jeigu ta genetika labiau išreikšta, taip, gali ta liga atsinaujinti, bet gyveni įprastą gyvenimą ir viskas. Kontroliuotis, jeigu pats nieko blogo nejauti, tikrai nematau visiškai jokio reikalo. Visiškai. Tai žinai, tu priešingai, aš kai esu ginekologijos atstovė, tai pas mus profilaktika kas metus vyksta, žinai, turi ateiti kas metus jau jeigu netėjai 2 metai, tai matai, pas tave kitaip, pas tave nėra ko eiti, kol neturi problemos. Ne, tai truputį gal yra šiek tiek ir mano požiūris į tai, nes jeigu pats žmogus žinodamas, pirmiausia, jeigu jis ir turi problemą, turi tas išsiplėtusias venas, bet jis jaučia simptomus, bet jis apsisprendęs, kad jis nenori tos operacijos, sakykime, bent jau dabar. Tai po metų jis atėjęs, jeigu jis vis tiek nenori tos operacijos, ką aš jam kito pasakysiu? Rekomenduosiu lygiai tą patį. Tai mano toks požiūris yra, jeigu tu jautiesi prasčiau ir tu nori kažką su tuo daryti, tai tu tada kreipiesi. Jeigu jau žinai, kad problema. O jeigu nėra tos problemos, kas kažkiek laiko eiti ieškot, tikrai ne. Ne mano taktika čia, tikrai ne. Čia, manau, labai gerai žinutė pabaigai, kad jeigu nėra problemų, tai mes jų ir neieškokim. Bet turbūt kojų venų varikozė, galbūt man tai pakeitė tas mūsų pokalbis, kad tai yra ne tik estetinis dalykas, kad tai visgi yra ir turintis sveikatai visokių reikalų galintis turėti, jeigu tai yra negydomas uždėltas atvejis. Tai jeigu visgi turite simptomų, neikite pas gydytoją profilaktiškai, pas kraujagyslių chirurgą ieškoti išsiplėtusių venų, jeigu jų nematote, bet jeigu tą problemą turite, tai tikrai nebijokite ateiti ir suraskite savo labiausiai tinkamą būdą gydymui. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau, Greta, už pokalbį.